Jo, spėkit, ko nebėra. O, baby, kokį švelnį odą. Liudai? Palės. Ketvirtadienio rytas, pagaliau išjudėsiu iš Turkijos. Laukiu profesoriaus, kad atvažiuos ir mane pasiims. 3 valanda nakties dabar yra, tai wow. Labai anksti ir jis manęs dabar atvažiavo, tai šoku pas jį mašiną. Su profesorius pagalba atvykau į oro uostą ir esam dabar visiškai tuščioj patalpoj. Nieko nėra. Reikės laukti iki 5 kažkur, ne? 5:40 išvyks lėktuvas. Laikrodis. Atvykom į Istambulą, dabar reikia susirasti savo bagažą. O, goddammit, lėktuvė pamiegojau, gerai jaučiuosi dabar, simiegojęs, nusnaudęs tiksliau, eina bagažą iškart. Turkai buvo pametę mano lagaminą, ne, tai pusvalandį ieškojo. O, my god, kaip atsibodo man su jais šnekėti, kalbėti, maždaug, kur jis yra, kur lagaminas, ten klausinėja manęs dalykų. Pusvalandį užtruko, kol rado tą prakeiktą lagaminą. Tikėkimės, Lietuvoje bent jau nepamės jo. Dar niekada nebuvo iš tiesų, kad lagaminas būtų dingęs, na, bet viskam pirmas kartas. Standartinis pasų patikrinimas, reikės praeiti savo pasų. O, Lietuvos Respublika, baby. 2 dalykai, kurių geriau nesivežti savo rankiniam bagažui. Tai mikrofonas ir jos stovas. Visur, kur buvo, sustabdydavo ir prašydavo, kad parodyčiau, paaiškinčiau, kas ten yra viduj. Kam įdomu, štai kaip atrodo 100 lyrų, ne? Ir štai kaip atrodo 32 eurai. Nuostabu, pinigai pakeisti. Dar liko laukti 1,5 valandos iki išsvajoto lėktuvo, kuris mane nugabens į Lietuvą. Tuo tarpu paklausysime mes garažiuko, apsinešime, atsijungsime nuo pasaulio ir laikas tiesiog prabėgs. Garažinė rūkama chebra. Perini per pusę oro uostą ir pakeičia vartus. Nustabu. Perini dar kartą ir pakeičia vėl vartus, grįžina atgal. Sakyčiau, neblogai dirba turkai. Keitinėja vartus. Jo, na bent jau pasidėt gavau. Kokį 15-20 minučių pasidėjau, pakeitė vartus vėl atgal grįž. Gerai. Spėju grįšiu, palauks dar 20 minučių vėl pakeis vartus. Turi mano mielą sugrįžimą dovanėlę nuo visų kitų žmonių, ne? Mano barzai rūpintis kitas toks. Su lygintuvo, ne kad palygint galėčiau ir susiurbiu, prasiurbtai. Žodžiu, sudaro. Okei, tai kaip jis dabar? Jūs baterijų nenupirkat! Jūs baterijų nenupirkat! Čia dedasi baterijos! Čia veikia! Jūs baterijų nenupirkat! Plot viskas! Įsidėsim baterijas, oh my god. O paskui reikės ilnus. Nemėti, karočią, kad ne. Mano rankas geras, nieks neiškris. O jeigu iškris, neišsilyginsi barzdos ar lygintuvo. Sportuko kebabai, baby. Jau turėtų būti skanus. Gerai padaryta, kad čia davė markai žmonėm rašinėjo viską, ne taip tada atrodo. Lievai pasat. Jo, bet gerai, duo, ta prasme. Gerai atrodo. O, jie, mano kibinai. Kaip pasilgau lietuvišką greitą maistą. Švelnį odą. Liudai? Paliesk mano odą. What the fuck, mampas, karočią? Paliesk mano odą. O, taip. Duok mampai. Ar švilna? Holy shit, sena. Subiniukas, ane? Mampas dabar jau nebe žmogus dėja. O, taip, dude. Dude, what the fuck? Dude. Švelna, ne? Dude, what the fuck? Nebėra masažuojančio to jausmo, sorry, dude. Kur? Nebėra to jausmo. Antros dienos rytas einam žopo kėšalą pirkti. Kažko užkačiosim, išvalgysim vakar makaronų, pasidarėm šit. Neliūdai? Skanus buvo makaronai? Fuck you. Gėsiu, kaip gėlį makaronai dėlį.
Dovanėlės atnaujinimus Alkomui, davai parodyk. Kaip tai? Tu fuck, nebeveikia? Sugadinai, nu ką tik veikia, jobunai pedal. Va! Fucking works, man! Gaila, kad barzdos nebėra, ne? Oh my god, dude. Labas, iškrabas. Dude, namas kažkoks, yra. Vaikštam po parkelį kažkokią, ne, laukiam stumėm biškį laiką, miglę išlydėsim ir tada važiuosim Jutiną, dalykus išbandysim GoPro ir kitokį mėšlą. Jau. Kitokį mėšlą, tai nežinau, tai maudysimės. Nu tai ten, nu. Ką reiškia išbandysim kažkokį mėšlą, išbandysim maudynes. Mes gyvenime nesam to darę. Tu skaidrėm ežerė labai, nu tai, kamon, ten viskai taip su GoPro. Tam ežerė nesam, bent jau aš. Tai jo, aš esu, bet. Tai man naujas dalykas bus. Geras dalykas. Pamatysit jaus, jeigu GoPro paės viskas. Pamatysit, kas ten, kiek daug šiukšlių yra tame ežerė. Ant čia butelių, padangų. Kaip lietuviai saugo gamtą, žinai, bus žiauriai smagu. Dar ir savo atvešim. Tai, žinai, indėlis visai. Jo, o ten tie dešrainiai eina dabar. Hello! Allahu Akbar! God bless America! Jo, Hebra, kitas rytas, matėt GoPro vaizdelio, ne, paždėm su juo prie ežero, pasibandinėjom ir vakare pasiėmėm iš Skrajūno kombo, jau pasiėmėm savo, ne, groja Alkomo repas. Pats geriausias Alkomo repas. Pats geriausias, dude. Kaip jis YouTube'e vadinas, reikia pažiūrėti, fuck, kur pelėsiu šikta. O kalėdinis Alkomo repas pavadinimas, vien žodžiai yra. Pats kečiausias to repas, pats kečiausias. Stumantis ant manęs ir pats kečiausias. Ne. Mano kompas, ne? Yeah, baby. Viskas jau sujungta šiandien beveik visą rytą. Sujunginėjau parazitą šitą. Nuostabu, ne? Radau dar vieną papildomą kietą diską, pasirodo, čia Skrajūno yra. Tai vyks lygiaverčiai mainai, nes aš pasipalikau savo piniginę. Tai jo, aš jam hardą, jis man piniginę. Ir išlydėsime Alkomą, nes jam reikės į Panevėžį važiuoti. Jo, hebrytė, baiginėjau redaguoti įrašą apie šitą viso velnio, kur sėdžiu, ne? Ir norėjau pasakyti, kad tiesiog vlogai dabar bus šiek tiek kitokie negu pačioj Turkijoje, nes mano asmenybė yra visokia, ne? Jinai nėra pastoviai, neplaukia vienas vagai, jinai visiek banguoja ir taip toliau. Tai bus kitokia. Kartais bus ramesni vlogai, kartais kur nors daugiau nusikeiksiu ir tokių nesąmonė, ne? Bet esmė ta, kad tiesiog šitie vlogai yra skirti rodyti dalį mano gyvenimo jums, pasidalinti su jumis, mano įspūdžiais ir viskuo kitu. Vienu žodžiu, tikiuosi, patiks jums ateinantis vlogai, viską ką darysiu ir tikrai turėtų būti kitokie negu buvo Turkijoje. Tikrai nebus ramesni. Beje, čia mano kambarys, ne? Matėt, vienai buvo stalas, dabar yra kitaip sudėta viskas. Oba. Kompas ir čia, kai darau streamus, ne? Streaminu, taip atrodo visas dalykas. Šiek tiek pakreipiau viską, kompą susidėjau. Oh god. Įkelsiu šiandien ir taip pat rytoj važiuosim, šeštadienis jau, ne? Tai rytoj važiuosim į Bardų festivalį. Turėtų būti visai smagu, būsim visi. Aš, Liudas, Alkomas, Skrajūnas, Miglė bus. Gal dar kas nors yra, žiūrėsim, kas gausis. Jo, į Bardų festivalį varom. Iki. Oui, je suis le français, for baguettes, yes. Kažkas panašaus. Ir taip per mažai.
Gerai, palauk, čia dabar kaip moteris atrodo, ne, palauk. Kaip moteris. Čia turi būti šonas berots vienas, kažkaip keistai. Padėk. Pažiūrėkite. Jis radijo signalus siunčia. Allahu Akbar. Stimis įkvėsnė feisą.